Ačiū! 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 Brangieji mano, broliai ir seserys. Aš esu tokia pat kaip ir. Ir iki tos dienos, iki to ketvirtadienio, kepiau, viriau ir žiūrėjau savo šeimą. Bet supratau, kad laikas užmiršti tos kepimus, virimus ir reikia pradėti veikti, dirbti Lietuvos labui, mūsų pačių labui, mūsų vaikų labui. Kiek gali dar jie iš mūsų tyčioti? Iki kokio absurdo dar galima daryti, kad prieš vaiką, prieš šeimą, prieš pagaliau mūsų pačių nuosavybę, prieš mūsų pačius, prieš moteris, kurie stovėjo su rožančiais ir pakeltomai rankom maldom, buvo atsiųsta 240 žalių. Iki ko prezidentė pavapėjo, aš ten nebijau pasakyti, pavapėjo kažkokius žodžius, kai jinai kažką spręs per televiziją, visai tautai ir išvažiavo. Na, paklausykit, nuo ko jie mūsų laiko? Avimis, kurios pabliauna, pasigodžia vienas kitam ir įsiskirsto. Gal laikas nebebliauti, nebeskustis, o laikas rinktis, veikti vienas su kitu. Aš nežinojau, aš nesu nei kokios partijos narė ir tikrai nesiruošiu eiti į Seimą. Nesu nei partinė, nei tom partijom prijaučianti, nes nėra kam prijauti. Jie mus tiek, sakyt, kaip Šarūnas, kad sakė, jie tiek mus išdulkino per visus galus, tiek kartų apgamų per tos 22 metus, kad nebėra kokias pasitikėti. Bet aš esu žmogus. Aš esu šios valstybės pilietė. Aš esu mama ir močiutė. Ir aš noriu, kad mano vaikai augtų ir gyventų čia, Lietuvoje, o ne ieškotų darbo Anglijoje. Visi Anglijoje neišvažiuosim. Mes turim kovoti čia. Ir dar manau, kad šiandien plevėsuojančios vėliavos turi būti pervežtos juodais kaspinais. Nes tai buvo pažeista žmogaus vaiko teisė į pasirinkimą, demokratiją, už kurią mes mūsų tėvai ir mes patys ėjom po tankai. Tai buvo viskas sutrypta per vieną rytą. Yra gedulo diena, kaip ir kovo 11. Atsiprašau, aš gal sumaišysiu, nes truputį jau didelė politikė, bet tai yra gedulo diena. Tai yra demokratijos sutrypimas ir sumenkinimas mūsų visų. Ir kiek jie dar tyčiukas, tie kirminai. Susirangė kai gyvatės, kurios porojasi tarpusavyje ir galvoja, kad nebėra to žmogus, kuris juos išpainios. Bet aš manau, šiandien susirinko nedidelis būrelis. Žinoma, yra daug prie Akropolio, daug yra žmonių turguose ir pasilinksminimuose. Yra gaila ir skaudu tų abejingų žmonių, kai sutinki, varinkau parašus. Ir labai skaudu žiūrėti. Abejingas žmogus, aš skaitau, tai yra miręs žmogus. Jisai nieko negali duoti. Nei savo, nei savo vaikams, nei savo anūkams. Geriau tegu jis pasisako už Stankūnaitės poziciją, bet jis pasisako, bet jis turi poziciją. Žmogus be pozicijų, be savo nuomonės yra miręs žmogus. Tai mano nuomonė. Nežinau, brangieji, kokie jūs. Bet aš manau, kad laikas buvo.